čigonys kaip daro. Paimkim čigonys hipnozės. Jos sukelia sumaištį. Jūs kol sumaištį bandot susiorientuoti, jos jums sukuria vizualinį vaizdą galvoje, dažniausiai apie kokį nors jūsų stiprų jausmą ir praeitį, arba dar geriau perkelia į kokią nors galimą ateitį, bet kuriam žmogui tinka, ir jums taip pat universalią ateitį kokią nors sukuria, kurioje jūs pasikabinat, įsivaizduodami, ir tuo metu praeina įtaigos, kad įdėk į ranką pinigėlį, jūs įsitraukit pinigėlis, atrodo nedidelis, ką čia verta įdėti, nes čia įdomu, jūs įsitraukit piniginę, o jinai tada pamato, kiek yra pinigų, jinai tada dar pradeda šnekėti kitus dalykus, jums sukelia dar gilesnę hipnozę, įvesdama į tą jūsų relaksaciją, jūs plus dar liečia, yra kontaktas, plus kažkur vaikšto čigonė aplinkui kita antra, atsiprašau, už tautą, aš kalbu apie tas būtent, kur taip daro. Vaikšto kažkur antra su ilgais jonais ir margais, ten spalvotais, tokie kitokie negu visi žmonės, jūs dar turit stebėti ir jėją, kad būtų saugu, ir jūsų smegenys perkraunamos informacija, ir tame šokė, ir tave perkraunama informacijos, stebit, kad būtų saugu, čia kažką jums daro, jūs dar turit galvoti tai, ką sako, jūs įsijungiat ir jums tada duoda komandą atiduoti pinigus, pavyzdžiui. Kaip pavyzdys, jūs paduodat ir visai savo norą. Okay? Bet transinę būseną žmonės naudoja ne tik tai kaip hipnozei sukelti žmogui, o transinę būseną naudoja, pavyzdžiui, pardavėjai. Piešdami tam tikras istorijas, pasakodami, jums liepia įsivaizduoti tam tikrus dalykus, įsivaizduok, kaip būtų, jeigu būtų, ar ne, ir žmogus persikelia mintimis į tam tikrą teritoriją, tam tikrą vietą, jis jau ne čia ir dabar, o kažkur įsivaizduojamam pasaulį, ir savotiškai čia jūs negali priimti tikslaus sprendimo, nes jis ir emocijomis, savo jausmais perkeltas į tam tikrą vaizdą. Ir tuo metu pardavėjas gali pasiūlyti, tarkim, kažką tokio, kas, sakykime, tuo metu jam pasirašo sutartį, o paskui parėjęs namų gailisi. Visokiuose baueriuose, visokiuose kitokiuose, ir ten labai gražiai užkalbamas dantis iki tokio dalyko, kad žmonėm ir pinigai atrodo nedideli, ir pasirašo sutartį, nusiperka siurblį už ten 10 000 eurų, parvažiuoja tas siurblys ir galvoja, ką aš čia padariau. Ar ne? Tai savotiškam transe. Tai transas sukeliamas ten, kai rodo visokias didelės blokes dramblio dydžio, padidinę 1000 kartų, ir puošia jums vaizdą apie ligas ir įsivaizduojamus dalykus nuo jų. Ir dar kažkokius dalykus, tai tam, kad jūs išvesti į emocinę būseną ir jūs padaryti savotiškai mažiau adekvačius. Transas panaudojamas pardavimuose, labai stipriai, derybose taip pat. Tas danties užkalbėjimas savotiškai, tik tai kitų būdų. Politikoje naudoja tai savotiškai kai kurie. Tik tai irgi kitų būdų šiek tiek, bet irgi išgąsdinimas, sakykime, sukūrimas žmogui įsivaizduojamos baimės, taip pat padaro žmogų valdomą. Labai lengvai. Ir įtaigos tada labai gerai praeina. Nes visos įtaigos praeina mums, kai mes būnam transe. Tarkim, paimkim pačią radiją, kai groja radija, ir negroja, o labai daug kalba ir groja ir panašiai. Kas atitinka su jumis? Jūs į ją nereaguojate, teisingai. O ten informacija praeina srautu į jūsų galvą. Ir kaip 25 kadras, taip ir nepastebėmi žodžiai gali būti labai stipri įtaiga jums. Tai transo metu tas pats fenomenas vyksta panašiai. Tai aš tik sugretinu tokius dalykus, kad kai žmogus transe, jis daug dalykų negirdi, tiesiog priima į save. Ta žinoti labai svarbu dėl vieno dalyko, tai ką aš dabar kalbu. Tai pirmiausia, kad pagauti, kaip sukčiai dirba. Tai jau tu tampi žinodamas šios dalykus, žinodamas, kas veikia, kokius konkrečiai žingsnius daro, mes tampam atsparus visiems manipuliatoriams ir sukčiams. Ir aš pagalvojau, jeigu žmogus širdyje, viduje, iš tikrųjų jaučia savivertės trūkumą, jaučia kažkokias kaltes,
Jam lengva išsiūlyti kaltę, nes jis galbūt nuo vaikystės mokykloje ir visur kitur pripratęs būti kaltas ten. Į namuos ten dar gal kažkur kaltas. Jis labai greit prisijima kažkokius dalykus. Jis labai greit sureaguoja, kai jį kaltina. Ir viskas. Ten tokia galia, tokia jėga, toks sakmus balsas, kad jie paima žmogų, pradeda jį valdyti, o paskui jau įveda į transą. Paskui daro su juo, ką nori. Bet vis tiek, kol žmogus sąmoningas čia ir dabar, tu jam nieko nepadarysi. Pirmiau jie priverčia jį paklust, o po to įveda į transą, o po to tik tai daro su juo, ką nori. O transas vėl eina per arba su tą sumaišymą, tiesiog tokį daro, sakykime, mėto iš vienos vietos į kitą mintis, kad jisai gaudo, tas mintis nepagauna, čia tu turi tą, čia tu neturi to, tu čia priklausai tą, čia tau, tu čia buvai ten, o tu čia pas mus įdėjai, ką neįdėjai, tai gal tu ten įdėjai. Žmogus bando susiorientuoti ir viskas, jis nutrūksta. O paskui tik įtaiga ir viskas. Tai va, tie depotalizacijos mechanizmai, jie veikia bet kur. Pavyzdžiui, automobilio pardavimas. Kai salone pradeda vadybininkas aprodinėti automobilį naują. Taigi kvepia, taigi gražus, tai įsisės, pasiek kaip smagu, duok davai pavažiuosim. O spalva, o tą, o kaip tas, o kaip anas. Kaip ten kartais procentai sumažėja jūsų pasipriešinimas nepirkt. Suprantat, mes patampam valdomi.